Sveiki. Ką, pradėsim sukti naują kanaliuką. Žodžiu, bus taip. Automoto sportas, remontai, pirkimai aukcione, mašinų tvarkymas, dažymas, žodžiu, visko kubiškė. Kad daug neįsiplės pirmam kartui, tai šiandienos darbai bus šito gražulėlio galinis sparnas. Iš Amerikos grįžo, biškį buvo pasiraukšlėjęs. Tai nuvežiau kebalistui, ištampė, pralygino, bandysim špakliuoti, glaistyti. Ir žodžiu dažysim. Čia lygiai tas pats. Šito šūdlempio sparnas biškį yra paraukšlėtas, tai išlygino. Prasitepsiu, klijuosim, gruntuosim, dažysim, darysim biškį čiučiut gražesnį, kad kultūringiau atrodytume. Nu va, žodžiu, įmam 80-inę škurkytę. Abrazyvinis diskelis. Čia, dernama mašinytės. Instrumentą turim. Reikia prasišveisti iki metalo. Kad visi seni čia ir mano patepliojimai yra, žodžiu, kurdelio vada yra. Nu ką, šitam aparatui užteks. Nedarysime parodagi mašinos, mašina važiuos žiedė. Tai kontaktų būna ir pats nusirašai sėkmingai, tai padarysim tiesiog, kad būtų švaru, gražu. Ir tiek reikaliukų su šituo sparniuku. Su šituo gražuoliu reiks daugiau padirti, nes vis tiek mocas. Reikia, kad blizgėtų, būtų lygų, gražu. Labiau parodysim šviesos, prieisim. Žodžiu, glaistimo bus daug ir nemažai nuoširdaus šveitimo, nes, nu vis tiek, mocą reikia padaryti, aišku, čia dauguma dengiasi. Žibintas asnas, nu, bet šitas šonas, tai čia bus reikalų. Dažysiu aš jį visą juodai, nes su tuo kantavimu tokiu, lemma, čia per daug reikalų bus juostas klijuotis tą, na, tai aš tiesiog nusprendžiau visą tą sparną, bandysiu pademonstruoti. Nu, aišku, čia ne taip jisai bus. Bet aš jį visą juodai dažysiu pagal originalią spalvą, šitas atsipoliruos, aišku. Tai tiesiog visas bus juodas ir labai čia iš konteksto kažkas neišbėgs, nieks pirštais nebadys, ar bus gražu, lygu. Nu, kaip sakyt, sutaupyta pinigų, nes jeigu įpirkt kažkur originalą, į spalvas dar kažkur, tai manau, būtų rasti labai sunku. Ir manau, kainuotų pinigų, tai va. O daugiau, kas čia prie jo galvoju. Nu, kai grįžo. Jis grįžo jo iš Amerikos, kaip minėjau. Buvo statė relė nuėjus, jis nesikūrė. Iš pradžių buvau įsigailęs, nes galvojau, nusipirkau lėlę. Bet buvo draudiminis, kaip sakyt, draudimo parduotas, tai tas biškį nuramino. Bet ką, pakeičiau statė lėlę, brūkšt važiuoja. Tai paskui galėsiu. Akumas dabar biškį įsikrovęs. Pakrausim akumą. Galėsim biškį prabirbinti, nes čia va gerbiamas operatorius Valdelis parodysim kaip rytei. Čia turėtų būti, kaip čia pavadin dabar, ne katalizatoriai. Pamiršau žodį. Rezonatoriai? Ne rezonatoriai, kaip jie. Slopintuvai. Nu, žodžiu, lietuviškai garso slopintuvai, ne? Bet jie yra amerikonų išimti. Tai rėkia jisai. Patikėkit manim. Koks čia pala motoras? 1.5, jo, jis yra, galiu irgi papasakoti, tai 1.5 motoriukas, pilnas įpurškimas, 4 cilindrai, žodžiu. Šiaip aparatas toks smagus, fainas, prabėgas jo kilometrais 3.5 berods, nupirkau aš jį už $500, tai kieme jis atsistojo, jau po muitų, po PVM-ų, apie 3,000 kažkas. Neskaičiuoju savo darbo, kas yra. Kaip sakyt, dažymas bus tas anas, tai jau to neskaičiuoju. Planai tokie su mocu. Aišku, servisas. Palai, žvakės, visą kitą, tai čia daug aiškiai nereikia. Nu ir ką, toliau. Tai šiandien per daug šiandien įsiplės mum. Apie mūsų džokerį papasakosiu. Tai klausyk, Juliau, kodėl džokeris? Kas čia per džokeris? Tu ką, kai vaikas bainė žiūrėjai Batmano filmo? Tai taip aišku. Jo, nežinau, kažkokia
nostalgija gal vaikystės iš tų Batmanų, būtent Jokeris jis toks nurautas, toks, žinai, pats savo fainas, kažko gal primena mūsų tą kartą biškį tokią, žinai. Nežinau, tiesiog gal gražiai atrodo, kam negražu, man gražu, toks biškį efektyviau viską, žinai. Čia tų lipdukų bus daugiau. Yra čia vienas lipdukas iš draugų, kur iš Amerikos per jos mašinytės perkam karas. From USA kaimynai jie čia pas mus yra. Tai vėliau papasakosim, parodysim, pašnekėsim tą temą. Ir dabar apie patį bambuką gal jau kažkam įdomu, kaip jis atsirado pas mane, ką padariau ir kas čia su juo gavosi. Tai visa istorija 2004 metai sugalvojau, kad noriu važiuoti žiedę. Ne driftė, raliui pinigų reikėjo maks ir jau gal biški amžius metas, o žiedas toks atrodo įveikiama, biški draugelių tokių atsirado, papasakojo. Tai žodžiu, susiradau šitą šūdlempį už 1300, M54 B25, žodžiu, 2,5 plytgaliukas, originaliai ant dokumentų, bet buvo slenkščiai iškirmyje, tai slenkščius man pervirino. Dugnas irgi šiokių tokių bėdų turėjo, bet dar pavadinkim, kaip šitam modeliu viskas liuks. Tai va, pakankamai pigiai šį paėmiau, žodžiu, padarėm slenkstukus, tada viskas prasidėjo visa važiuoklė. Tai koilai, pilnas polis, galinio tilto tvirtinimo plokštelės, stabdžiai, rankinis paprastas likęs, ir viduje ką įsidėjau, tai pradžiai įsidėjau šitą lopšiuką, būtent su ragais, nes saugumo atžvilgiu yra, vairas, shifteris, toliau iš motoro pusės tai ryčio programa tokia, kur, kas žino turbūt, žinos apie ką kalba eina, biškai gal ką ir pamiršiu, tai papildysim. Dėl pinigų aišku bus įdomu, kiek sukišta. Kitam epizodė gal viską supasakosiu, nes pačiam reikia dabar atgamint, susirašyti žodžiu ir viską prisimint. Tai va, kas čia buvo padaryta operator. Valdelis geras operatorius. Žodžiu, čia labai nieko mes čia nematysim. Žodžiu, originaliai yra kolikai su katalikais gyvatynas, toksais galynas, tai čia yra nuo M50 modelio. Senas, kai buvo tas 6 cilindrų plyta, be jokių vanusų nesąmoningų ir taip toliau. Žodžiu, tie kolektoriai, špižiniai. Sukroviau tuos, tiesus vamzdis, 2 rezonatoriai ir galinis bakelis. 2 įėjimas, 2 išėjimas. Jo. Skamba fainai. Gal šiek tiek kumelio atsirado. Tai va tiek su tuo bambuku ir suvažiuota buvo praeitų metų paskutiniam Ring Challenge. Paskutinis etapas, tai daug dar buvo kas nepadaryta, buvo tik pilnai važiuoklė padaryta. Žiauriai patiko, aišku, laiko ten kažkokią maks nepadariau. Minutė 3.1 gal kačiarga, jo. Bet užkabino, patiko. Bembas kaip modelis, jeigu ne tas gražus snukis, tai šis būtų idealu. Bet ateityje gal planas yra susidėti feisiuko. Daug darbo čia visas snukį keistų, autosportui grožio nereikia. Tai žodžiu, sulėkiau tą Ring Challenge, patiko žiauriai, užkabino. Šį sezoną lėksime jau stipriau, tai bus time atakas, street race'as, Ring Challenge'as. Svarbu atlaikytų širdelę, neapsiverst, nesusidaužyt žodžiu, nes paskutinis dar darbas, kas laukia šiais metais prieš sezoną. Žodžiu, susidėsim puslankius, ratukai bus kiti čia tokie žeminiai. Su Valdeliu buvom nulėkę į tokią automoto parko traselę, biškai pakankinomės jį, patiko. Jo, fainai buvo. Galėsiu įkelt aš dabar. Jo, įdėsiu kokį, žinai, epizodą. Porą kadrų. Tai va, hebrytė, su šituo aparatu tiek. Daugiau čia, nežinau, pasakot kažką nėra apie jį, ką pasakot, čia reikia važiuoti, laužyti, draskyti, žodžiu, daužyti ir taip toliau. Tai Juliau, ką darom toliau? Ką, istorijos baigėsi, užsimakalavom poną glaistą. Dabar taip, prasitepu, kadangi ne vasara, garažas nenaujas, šildymas irgi ten toks dizelinis, žodžiu.
ilgai stengs viską, tai visų procesų ten, kad kiekvieną šveičių tepimą tikrai nefilmuosiu, nes nu čia jokia istorija, jokios pamokos. Tiesiog dabar pratepu, paskui šveičių lygimas, viską gruntuoju, o dažymo procesą, dažymo, lakavimo, surinkimo būtinai parodysiu. Kaip bejo, tai pradedam nuo tepimo. Špakliušiškas matau, kad jau pervariau normaliai. Be minuso nebus pliuso, kaip ten sako, ne? Nemėgstu žiauriai tų špakliavimų, tas paruošimas man yra. Turbūt retas, kuris mėgsta, ne? Čia jo. Gal yra kokių, žinai, kiekvienas mes turim savo lygų. Tai. Pomėgių, bet man tai tas toks visas, tai sakau, tikrai nevaidinsiu profesionalo. Nesmekėsiu kažko, ko nereikia, tiesiog kas įmanoma savo jėgom, tą bandau pasidaryti. Ir žodžiu, ir įdomu šiek tiek. Vis tiek susitaupo rankų, žinai, biški kažkokiam projektui ar kažkam. Dabar irgi apie projektus neįsiplėsiu. Palikim intrigos, bet žodžiu, manau, kad labai greitai papasakosiu, kas čia pas mus dar grįžta, kokie modeliai. O valdelis jau irgi žino. Žinau. Faini, sakė, modeliai bus įdomus, reti. Žodžiu, bus ką veikt. Tai gal kokį vieną modeliuką avansui? Nu, avansui galiu vieną tokį, jo, įkalbėjai čia. Mokį įkalbėt. Žodžiu, kažką čia primaliavau. Tai va. Aparatas bus Mercedes-Benz. 140 kėbulas, liaudiškai banginis, kabanas. Žodžiu, valdelis pridės fotkę būtent to Merso, kurį nupirkom ir ten bus. Mušimo nieko nėra, variklis V8, 5 litrai aišku, longas, juodas. Tai vat, ir apie jį darbai gal dabar neįsiplėsiu, kai jis grįž, mes viską parodysim, bet, žodžiu, balandžio maždaug pradžiai turėtų jau kabanėlis būti pas mus garaže. Tai čia už gerą mėnesiuką kažkur, ne? Jo, dabar kas čia pas mus vasario paskutinė dienos ir kabanėlis turėtų jau tuoj pasirodyti. Tai ką, jaučiu apdžiūna ir bus galima šveist, bet jaučiu gal ne šiandieną, ne? Ne, šiandien tai tikrai ne, nes garažas mūsų nėra naujos paskirties, šilumos daug neturim, žodžiu džiovinam, laukiam, šveičiu, gruntuoju, dažau, bet viską paliekam kitam epizodui. Šiai dienai užtenka, man atrodo, istorijų, darbų, žodžiu, varom ilsėtis.